Gal galima ten duris uždažyti? Gerai, tai dabar prasiūsiu skrajutes. Bus aiškiau truputėlį apie ką. Šau. Ir siūsk. Gerai, tai labą dieną. Aš esu Tautvydas Bagdonas. Ir atėjo mano maksimalių išbandymų metų. Iš tikrųjų, tai noriu pirmą pasveikinti su šventėmis visus. Man tai yra šventė. Aš kaip prisimenu mūsų pasirodymus, kai mes patys eidom į sceną, tai man visą laiką būdavo malonu. Nu kaip šventė. Kažkokia atmosfera yra šventė. Ne veltui yra gėlės, po to daug laimės. Va, tai dabar norėčiau truputėlį papasakoti apie tai, ką aš veikiau čia kuris laikas, kaip ten truputėlį vyko viskas, kokių problemėlių buvo. O jau buvo. Darbo procesas buvo toks, kad labai daug kartų teko kūrinį keisti. Skaičiavau gal apie 10 kartų maždaug. Tartiufą teko statyti. Paskui perėjom ant Džiulietos ir Romeo. Paskui Titaniką buvom jau ant tiek. Bet paskui supratom, kad be vandens iš tikrųjų nelabai. O suvaidint vandenį irgi. Tai va, apie 10 keitimų buvo. Ir net tokiom situacijom, kai jau, kaip ir dėstytojai beldžia ir sako, čia jau savaitės jau rodysim. Ateinu į repeticiją, sakau, keičiam kūrinį. Ir kas su tai susiję, ir ką svarbu pasakyti, kad vakar paskutinį kartą pakeičiau. O tai dabar truputėlis apie tą kūrinį, kurį ir pasirinkom vakar. Tai jo pavadinimas yra Kelionė namo. Ją parašė toksai dvasinis mokytojas, kuris keliauja po pasaulį ir skaito paskaitas, padeda žmonėms. Jis parašė šitą knygą kaip savo autobiografiją. Kodėl aš ją pasirinkau? Nes man šitą knygą prieš metus pakeitė gyvenimą. Nu tikrai labai stipriai įtakojo. Ir kai pradėjau galvoti, kokį kūrinį imti ir ką statyti, pradžioje atmečiau šitą idėją, nes tai yra didelė knyga, tai yra 270 lapų. Nu, čia galbūt per didelis iššūkis būtų. Bet aš galiausiai prie jos tuo 10 atveju ir grįžau. Nes kažkaip labai norėjusi pasidalinti tai, ką aš ten joje atradau. Nes man tai buvo labai gerai skaityti. Aišku, teatras nebūtų teatras, jis nesugadintų tos knygos per visas tas repeticijas. Turiu 100 kartų analizuoti, kad jau net nemalonu įskaityti. Rezumenė koks kūrinys iš tikrųjų. Būtų laiko keisčiau jį. Gerai. Aš skaitysiu iš telefono, nes aš esu toksai neramus žmogus, kad labai pamirštu. Taip. Dar ką įdomu man prisiminti iš proceso. Ačiū, Juliau. Labai smagu prisiminti iš proceso yra, kaip jos prasidėdavo mūsų repeticijos. Nes mano komandai yra, mes esam 4 ir jau bent 3 iš 4, nesu įstikinęs dėl merginos, mes labai mėgstam muziką. Mėgstam repą, mėgstam improvizacijas. Tai mūsų visi apšilimai būdavo vienodi. Nu, turiu omeny, kaip čia pasakyti. Man labai patikdavo apšilinėti improvizuojant. Groju gitarą, repuoju, kas ten gaunasi. Bet man, čia labai fainas dalykas, kad man tiesiog nereikėdavo kiekvieną repeticiją galvoti, ką čia naujo jam duoti apšilimui. Nes aš visiems patinka. Tai mes daug improvizuodam. Paskui tai pabodo. Bet čia buvo toksai, kaip prasideda mūsų repeticijos. Labai muzika daug įtakoja mūsų. Dar vienas svarbus etapas, mes paskui pradėjome
mergina mūsų komandos atsineždavo pavalgyti į repeticijas. Padarydavo skanių saldumynų ar keksiukų kažkokių. Ir neateidavo prie manęs ir sakydavo, režisieriau, čia tu turi nuspręsti, ar vyrams duodam dabar ar po to. Ir aš sakau, jau dabar paduosim, repeticija bus baigta, viskas, nebus. Todėl mes kurdavom strategijas kartu. Ir ko tik nebuvo, ir mes kartu maistą valgėm, pietavom, vakarieniavom. Ir kas svarbu, prie ko aš einu, kada su tai žmonėm nesijaučiu, kad esu mokytojas. Ne, aš esu draugas, jie yra tikrai man draugai, man patinka jų bairiai. Man patinka jų juokeliai, man patinka, kas juos domina. Ir jei man parašytų, gal sustinkam, tiesiog nerepetuot, aš sakyčiau gerai. Kodėlgi ne? Tai va. Ir kas labai yra svarbu, kad aš jaučiu iš jų pagarbą. Bet tuo pačiu mes esame ir draugai. Kaip ir aš turiu tą ribelę vis tiek tokią nusibrėžęs. Kurioje labai patrupytų jos nebūtų. Ir man Milda jau rodo, kad laikas greičiau, nes visiems ir taip atsibodo. Taip va. Ir dar labai svarbus. Aš bandau suvaidinti, kad neskaitau. Kad tai buvo pats sunkiausias visų 4 studijų metų darbas. Kodėl? Emociškai buvo taip sunku. Buvo daug akimirkų tokių, kai aš tiesiog nežinau, ar aš įveiksiu. Nes aš pasiėmiau 280 lapų knygą ir aš jam norėjau papasakoti apie etiudą vieną. Ir tai buvo žmogaus gyvenimas, autobiografija. Jis nerašė, kad va, čia bus pradžia, čia įvykis, čia kulminacija, čia atomas ir taip toliau. Jis taip nerašė. Ir bestatydamas jo gyvenimą supratau, kad gyvenime tai ne kaip kine, teatre, taip lengva nėra. Tai tikrai labai buvo emociškai sunkus šitas darbas. Bet labai įstrigo tos repeticijos, kai mes kartais sėdėdavom ir neturėdavom už ko užsikabinti, kaip pradėti ir tiesiog kažkas prasisukdavo galvoj, vienas kitą papildinom ir to repeticija pasibaigdavo, kad mes vienas kitam petakus dalindom iš tos euforijos, kad taip eina, ratas sukasi. Gerai, tai va tiek, aš tiesiog įsiliejau. O jūs gavote šitas skraitės, aš jas ne šiaip spausdinu. Nes tiesiog nelabai logiškai kartais atrodo, kai žmonės išdalina jas ir paskui vis tiek pristato.
Tuščia. Tuščia, einam. Stop, palauk. Matot? Aš asmeniškai. Aš tai tokiam pasaulyje nesijaučiu kaip namie. O jūs? Ar jaučiatės tokiam pasaulyje kaip namie? Galvok. Tada aš ir nusprendžiau išsiaiškinti, kur mano namai. Man atrodo, kad jau išvirė. Gerai, einu valgyt. Ričardai, valgyt, tuoj. Žinot, mama, tėti, žinot, kaip yra sakoma, pasaulis yra mūsų namai, bet maistas visai nesūdytas. Imtriskas. Bet šitam pasaulyje žmonės kenčia, svaiginasi ir tada miršta. Prabusis nori tuškai iš arbatos? Jo, koks nebuvai. Ir šitam pasaulyje, kuris mūsų namai, žmonės kariauja. Ir pavyzdžiui, mano bendraamžiai, 8-mečiai Vietname šaudo. Jo, aš nematausi. Ir aš tai pagalvojau, tokį užmetimą dariau, kad gal pasaulis ir nėra mūsų namai. Idėja. Negu tu prisigalvoji. Ne, nu kaip tai ne mūsų namai, tai kas tada, blin, mūsų namai, konteineriai? Reikia mažiau filosofuoti. O žmonės į karą eina rimtų dalykų aiškintis. Rimtų dalykų. Stop. Užteks. Nu, gal ir ne pati protingiausia mintis buvo pas tėvus tokiais kosminiais klausimais eiti. Ateinu pas tėvus. Nu, kaip matėt, kaip buvo. Nu, atsakymai tai, nu, nelabai. Kažkaip ne ten klausimą. O gal, ne, gal kitur kur nors. Gal dar paieškom. Gal dar paieškom, pažiūrim, ką? Gerai, paieškom. Pažiūrim.
fast bed. I just need some place where I can lay my head. And Mr. Can you tell where a man might Oi, kas gerai, sveikas. Matau, kad užsukai drabužį. Tai man yra. Žinau, per teliką vienas mėšlas. Jo? Žinai? Kaip sekas tau? Gerai, normaliai. Žinai, aš šiandien taip... O mama kaip vaikas? Matai, mirė vakar. Bet tokį pamąstymą labai į temą turiu. Va, tavo mama, ne? Sakykim, šis pasaulis, bet yra sakoma, yra mūsų namai. Taip? Nu taip, tiesa sakoma, ne? Sakoma. Bet šitam pasaulyje žmonės kenčia, vartoja, ten svaiginasi ir miršta, ne? Ir, va, pavyzdžiui, Vietname dabar kariauja. 8-mečiai, viens į kitą šaudosi žudosi. Nesąmonė, ne? Kur vedi? Ir va, tokia idėja. Gal šitas pasaulis ir nėra mūsų namai. Nes turiu menį, žinai, žmonės šaudosi, žudosi, pykstasi, muštasi, prievartauja, apiplėšimai visokiausi, ten lažybos, ten bakalauriniai sunkus visokie. Vat, op, seniuk! Cika! Turiu idėją, seniuk! Sakyk, patik sau! Žiūrėk, klausyk! Ausis. Blemba, nušauk senį. Tušė. Buvo nebėž. Šokinėjai ir nebėž. Klausysi, žinau, viskas. Sakyk, ką sakei. Sakyk, gerai. Pasaulis. Namai. Namai, jo. Stogai, namai, karnai. Žudynės. Šaradas labai daug gerai sekasi. Ir įkenčia žmonės, svaiginasi. Opa! Viskas, seniuk. Laikyk, yra. Turiu. Viskas. Va, laikau. Ei, tu čia kokie gerulė, seniai. Žiūrėk, viskas. Paimu gaublę, ne? Paimu. Suku gaublę. Tu užsimerki. Ir ba! Bedi, belekur. Ba! Aha, tai bedi, ne? Ir kad ir kur įvestum, mes paimam ir skrendam ten seniai. Mes tu, seniuk, tau reikia pamatyti pasaulį. Tau gal čia ne namai, gal tu nežinai, kur tavo namai, tu nejauti čia, nesijauti namuose. Nes gal Amerika net ne tavo namai. Gal tavo namai Azerbaidžanas? Gerai, sakai. Gal Indija, seniai? Sukam! Sukam. Bambės? Bės! Nu, ką įvedai? Tai nieko. Kaip čia, kas būna, jeigu į vandenyną va įvesiu, kaip dabar į vandenyną skrisim ir kas, nu ką mes ten kultūrų kokių po vandeninių, vanginių kalbos, nu nenudinga, nu aš nepatinka. Ei, tu vandenyną. Kur įvedai, sakyk? Ir neišsiskynėk, seni. Seni, matau, kažkas nebėjau. Gerai, Kretos salos. Tu seniuk, važiuojam! Kretos salos, afigienai! Matai, kad viskas seni. Kretos salos. Šviečia saulė, šilta, kokosai ir palmės, nežinau, gal nėra jų, bet... Afigienai, bus, sakau, varom, seniuk, tikrai. Važiuojam! Važiuojam! Seni. Ir čia darai. Važiuojam! Gerbiami keleiviai, leidžiamės už 10 minučių Kretos salose, kur Ričis ir Geris medituos olose.
Keliauk į Izraelį. Reikia paskambinti greičiai! Greičiai! Seniuk! Tu nepatikėsi. Na, nepatikėsi. Išgirdau savo širdies balsą, seniai. Na, ir išgirdau širdies balsą, jis man sako. Keliauk į Izraelį. Aš irgi girdėjau savo širdies balsą. Rimtai, seniai. Taip. Seniuk! Keliaujam į Izraelį, seniai! Davai! Viskas, seniai, kraunės daiktus, varom! Seniuk, į Izraelį! Į Kretą, į Izraelį! Eina sau! Nevarom. Seniukai bus gerai, Ričardai pamatysi. O jeigu tavo namai į Izraelį? Ne namai. Eina sau, Ričardai, ko tyli? Ai, tylė mylė, ne? Tylė reiškia mylė. Kaip sakant. Gerai. Rička, Ričardai. Ta prasme, tipo, Ričardai. Rička, kur tu, blin? Ričarduga! Augelį, blemba! Nu, ko čia atvykai? Aš atvykau čia, ieškodamas namų. Iš kur? Amerikos. Tu čia į šitą purvyną, į Indiją atvažiavai ieškodamas namų iš Amerikos. Ten turit Holivudą, maštų naujų, ekonomika klesti, iPhone'ai, iPadai, iMac'ai, ai, ir tu čia atvykai namų ieškoti.
turėjau idėją, kad gal šitas pasaulis nėra mūsų namai. Bet tada Geris sako, ui, gal Amerika ne tavo namai ir tikrai, gal kitos šalis. Kaip ir logiška, keliaujam per visas šalis į Indiją. Ir Indija ne mano namai. Nu gerai, patvirtina hipotezę. Gal šiame pasaulyje, gal šiame pasaulyje nėra mūsų namai. Nu bet tada liekam su tuo vieninteliu klausimu. Kur mano namai? Ir reiktų šik, kokia aš čia šūdą valdu. Tavo tėvai buvo teisūs. Namų ieško. Eik tu savo, aš prifantazuoju, tikrai nesąmonių prisigalvojau. Gatvėj dabar. Tai mokytas va teisus, geriau man į Ameriką grįžti, apskritai ko aš čia beldžius. Šokia nesąmonė, šūdų savo prisigalvojau. Vsio, nereikia, sugalvojau tobulą. Tu, visokia, skirstykitės, viskas. Kontrimai, ačiū, viso gero, nebereikia, nebesvarbu. Nesąmonė, aš čia prigalvojau, visi laisvi, zin, vėliau pasiduodu. Palauk, Samueli! Ko? Samueli, ką tu darai? Ką aš turėčiau? Tu pagalvok, kiek tu jau padarei ir tu dabar pasiduodi. Ne, Samueli, juokauji. Eik tu. Tai, bet kaip, nu, Samu, žiūrėk, davai padarom dar vieną senytį ir viskas, jeigu nesigaus, tai nesigaus. tu bet ko paklaus, tu pasakysi. Visas gyvenimas senytė. Nesąmonę darai, bet kas tu pasakys. Nu, žiūrėk, dar vieną, pabandom, nu, paskutinę sceną. Žiūrėk, Samai, aš labai daug žmonių mačiau, kurie tiesiai prieš tikslo pasiekimą batkai pasiduoda. Davai, nu padarom dar vieną ir viskas. Tokia gera, dabar darom kitaip. Ei, Samai, davai. Samai, paeksperimentuojam. Garbanį. O tu, o aš. Ei, Samai, varo. Samai, žinau, ką nori, davai. Varo. Gerai. Vieną paskutinį, vieną daugiau viskas. Daugiau nepasirašau ir viskas. Gerai, einam, Gerai, padarom. žiūrėk. Nėra namų tau čia! Nėra! Gerbimieji, sveiki susirinkusi į šio vakaro paskaitą. Šiandien mes turim labai ypatingą žmogų. Tai yra mokytojas, turintis ilgametę patirtį, Svamis Prabhupada ir... Atsiprašau, jaunuolė. Jaunuolė? Sveiki. Mama, čia pas mus paskaita vyks. Paskaita? Jo, paskaita. Ir jeigu jūs norite, Kas toks vedė? mokytas, Svamis Prabhupada. Ten dar matau, kad ten matau vieną visą vietą. Apie namus. Prašau, prisijungti. Namus. Eik. Taip, namus. Va ten, aš matau, mažiai matot laisvą vietą. Jūs sėskit, drąsiai. Kaip aš ir sakiau, aš labai norėčiau iš tikrųjų paprašyti jūsų visų pačiais šilčiausiais plojimais pasitikti mūsų mokytoją. If you become enlightened, then you must know that this material world is not our habitation. You must go back to home, back to God. Gyvendami šitam materialiam pasauliu mes turėtume suvokti, jog tai nėra mūsų tikrieji namai. Mūsų tikrieji namai yra pas Dievą. Don't try to be happy here. You do not know the real happiness is to go back to home, back to God. Ir nesistengkite čia būti laimingais ar tapti laimingais. Nes tikroji mūsų laimė tai yra sugrįžti į savo namus, pas Dievą. Pala. Eina sau. Pala. Amerika nėra mano namai. Kitos šalis, Indija.
irgi nėra mano namai. Kiti pasauliai, kitos planetos, galaktikos irgi nėra mano namai. Bet tai nereiškia, kad aš esu benamis. Aš turiu galimybę turėti namus. Tol, kol bendrausiu su Dievu, tol, kol eisiu su juo kartu. Tada ir Amerika, ir Indija, ir kitos šalis, ir kitos planetos bus mano namai. Dievas. Mano namai. Dievas. Mano namai. Atsiprašau, Dievas, mano namai. Ačiū! Dievas, mano namai! Ačiū, mokytojau! Tai pagaliau! Ir padėkos skrieja į Vilniaus Pilaitės gimnazijos mokinės Sigitos Bendikaitės rankas.